Baka? Pasisevom, prisipylėm kūro, 400 km įveikta, apie 250 mylių, liko dar 250 mylių, 5 valandas važiavom, buvo pirmas sustojimas ir dabar toliau važiavom. Kaip ir sakėm, viską prisidėjo tiek, kad nereikėtų susidaryti jokių sustojimų, nes mums patinka sėst, nuvažiuot į tašką, į vietą, būt ten, kur reikia, kuo greičiau. Tai va net ir 5 valandas su vien dar prieš tai sustojimu, bet mano tenais 2 minutės buvo. Ir man, obviously, sakau lietuviškai lengviau, bet angliškų visokių išsireiškimų labai norisi išsireiškiant irgi įsiterpt. Tai man prasidėjo vacation constipation, tai dar nebuvau tūlikė, tai nervina, bet labai toks turėtų būti moterim pažįstamas jausmas, kai sukietėja viduriai ir atostogų metu negali normaliai įsituštinti, tai pilvelis įsipūtęs, buvom tik pasisiavom, pasisiaut buvom sustoję, pasičiupom some bubbles, tai šampaniuko ir aliuko atostogų proga, nes šiuo metu negeriam beveik visai. Gal iš vis nebegersim, labai daug žmonių kalba, kad negeri ir labai gerai jaučiasi. Mes irgi gerai jaučiamės, bet kartais mums patinka išjungti tą mąstymą. Tai gal dėl to ir padarysim porą tūrių. Tai va. Aišku, apsispogavę, kaipgi kitaip, Gerai? Gerai varai, kai tu varai, tai ką darai? Kažkokia lietuviška daina yra, ne? Tai gerai, apie atostogas. Atostogėlės labai greitai suplanavom. Sako Airidas, žiūrėk, yra Škotijoj sniego ant kalno, bet Magdujai mes jį pernai bandėme įlipti, nesėkmingai buvo per smarkus vėjai. Tai sako, gal varom paslidinėti, sako, norėjai išmokti paslidinėti. Aš aišku žiauriai bijau, bet labai greitai susičiupom iš žmonių Facebook markete šiek tiek aprangos, šiek tiek to. Aridas viską turi, jau anksčiau slidinėjęs. Čekija. Slovakija. Never heard of me. I need loot, so I'm doing what I do. And don't say shit until you walk in my shoes. Ir viskas gana. Ne, dar buvom, neatsimenu. Tai kadangi jis patyręs, ne 3000 mokytojas, bet pabandys išmokinti, pasižiūrėjau kelis video. Mokinti, nežinau, kiek ten bus to mokinimas, nes aš tai su snowboardu, su lenta, didelė, o Gerdas slydės. Slydės žinau, kad biški lengviau, tai... Jo, bet čia kalba žmogus, kuris ką be paįsijimtų, viską padarys, viską, ar sutaisys tiesiog magic man, magic hands, magic anything. Bandysim išmokti. Tiesiog daug pasitikėjimo savim, stot čiuošt, jeigu matai, kad labai pagreitėjimas didelis gaunas, tada geriau griūdni ir tiek. Gal reikėjo man tiesiog pirmą praeiti savim pasitikėjimo kursą, kad ne, viskas gerai, reikia įveikinėti savo baimę, savo kažkokius užsitupėjusius norus, tai paskui, žinai, lauks ir šuolis. Oh my god, nebekalbu, man jau susisuko galva, apsvaigo akyse, kaip įsivaizdavau, kaip aukštai esu. Kojas nutirpo tik tais? Jo, nes pirmą kartą įveikinėjau kažkokias baimės, ne pirmą kartą, bet apskritai įveikinėdama kažkokias baimės dariau rat race, tai čia 16 mylių buvo bėgimas su kliūtim visą dieną čia Anglijoje prieš kelis metus. Ir reikėjo lipti tokias aukštas, tokias pakopas perlipti. Ir aukštai palipus, aš nežinau, kokie 6-5 gal metrai. Ir viršūniai
baimės toks priepuolis gavos, kad sustingo visas kūnas ir negalėjau pajudėti ir reikėjo, kad mane kiti žmonės nukeltų, nes, aš jiems buvau tiesiog trukdžiau, aš kliūtim. Tu kliūtis pasidarai. Gyva kliūtis tapau, tai va, tai šiek tiek bijau ir dabar, bet viskas bus gerai. Visą laiką reikia žiūrėti atvirai, atsidaryti savo mintis plačiai ir priimti ir viskas bus gerai. Pamatysit, kaip seksis tuoj. Mūsų pirmas matomas sniegelis. Kaip jaučiamės, kiek mums liko važiuoti? Palala. 1,5 valandos, o kaip gražus tenais. Atsimenu dar tas vietas. Buvę, pasišviesinam čia kamerytę, čia aš pirmą kartą. Jau visas šviesumas. Jau reikia keisti. Jau temsta, jau atidariau, aš žiūrėk lenzę. Va? Jau reikia keisti settingus biškį. Aš matau set, ne? Mataisi vos. Daug biškį. Ne, vairuok. Jesus. Tai va, liko 1:40. Pasirodo mūsų planai tikėkimės nepasikeis, nes orai keičiasi, va lietų jau matom, tai nežinia ar bus net sniego, bet fingers crossed. Tai dieną 9 buvo laipsniai, dabar rodo jau 6. Lietus purškė, kalniukai tokie neįtin snieguoti, visgi Škotija. Tai praktiškai 1:40 liko, jo? Taip. Na, pakalbinsime jūs vėliau. Tai liko pusę valandos važiuoti, jau jaučias nuovargiukas, ane? Tavęs nesimato. Dabar jau nebesijaučiu, nes jau įtemptumas 3000. Ai, keliukai tokie vingeriuoti, lietukas lyja. Lietutis. Lietus lyja, tai šiek tiek įtemptesnis vairavimas gaunas, tai atbudimas įvyksta tada. Atbudimas? Nuo tokio čilinimo visą kelią daugmaž. Jau 9 valandas. 10 praktiškai valandų bus pravairuota. Jo. Ir jau tuoj pasieksim kelionės tikslą ir sustiksim ten. But then this afternoon I made 2 trades on my own, I made a profit, and I knew how far I've come. So I'm ready to go. Oh, well done! So I'm actually super happy that you're here now because... Give me. Or do we have any... Cheers! Tai skanu, tai skani kavelė. Sveiki, mėly draugai, mėly sekėjai ir dar nesekėjai. Smagu susitikti dar kartą, taigi mėginėliai. Esame antroji dienoj Škotijoje, prilėkėm Biškį dangošė. Greitai duoda. Prilėkėm į paplūdimį, labai gražus, labai vėjuotas, smagu, primena kažkiek lietuvišką jūrą, tolumoj matosi švyturys, tai mėgojame šiek tiek kavytę, šiek tiek pasivaikštom ir keliausim toliau. Norėtųsi rasti kokį akmenuką, visada mėgstu parsivežti akmenukus su skylėm. Namuose pridėliau tavo visokių. Toks
eglutės tik pradėjo formuotis, o ne įdomus. Šiaip va, visokių raštų čia. Bet šitas jau vertas pasiimti, ne? Kaip pirštais pribadęs, ne? Šitą pasilieku. Painam. Čia voriukas dar gyvena. Baik! Va. Ne dabar. Dabar būtų geras momentas. Jėgam. Toks paauglių spotas. Čilint. Pasislėpti. Mes darželiuose sėdėdavom pavėsinėse, o čia su vaizdu. Grįšim nesušlapę. Jeigu ką čia perkopsim per tą. Va, dabar buvo gera proga. Gerai vietoj pastatė mašiną. Šaudu. Kaip sakant, neužtingėjome. Pasivaišėme 2 valandas. Pirmyn atgal iki švyturėlio. Iš pradžių taip sėdėjo mašina ir atrodė labai toli. Neužtingėjome. Pasivaišėme 2 valandas. Dabar važiuojam dar iki miestelio. Kokiam čia mes miestelį buvom? Smooth, kaip... Tai va miestelis Lucy-Mouth. Lucy's-Mouth. Ir važiuosim dabar iki miestelio, biškį kokius padėvėtus, kaip sakant, praeisim Elgin miestelį. Pasakokite, ką veikite šiandien? Labas vakaras. Grįžom iš PDV. Ką, matau, Aridas prisipirko Hot Wheels mašinų, ne? Ne man. Ką jį? Aš radau skrybėlę tik tai. Čilinam šiandien, tokie tinginukai šiek tiek grįžom, pavalgiam šiltos sriubytės ir dabar einam pažiūrėti prie pat mūsų namuko yra pilis. Šalta šiandien jau labai. Nu, manau ir to antrame aukšte. Esame antrame aukšte mes. Jūs su kuo? Su kamera. Su žiūrovais. Žiūrovais. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Svarbu eilinį kartą atsikėlėm iš kėdžių, iš lovų ir atėjom pasivaišėm, nes vėl ir nuotaika, viskas pagerėja, papučiuojasi jau magot. Kamera puliuoja. Teks užbaigti šią dieną taip ir matysim, kas rytoj bus su slidinėjimu. Tai ką, viską be filmavau, nieko nebus, ne? Pasavom. O dabar bent jau matos. Nu, tai sveikinamės. Nu, labas rytas, va, ir pakeliui, liko tik 22 minutės iki vietos. Geras rytas, susipakavom greit viską, važiuojam pažiūrėti dar išsinuomoti slidės, nes vakar sužinojome, kad netiko
slidės, kurias nusipirkom, nes batai per dideli ir žodžiu netiko, trumpai pasakius. Dabar esame ant kažkokios labai gražios aukštos vietos ir labai gražu čia viskas. Bet mums turbūt gražiau atrodo, negu kad matas. Visą laiką, biškai sunku perduoti visą vaizdą. Miegas. Rūkas, jo, šilumos tiktais. Ui, tu labai greit važiuoji, blemba. Aš greit važiuoju, nes noriu slidinėti. Bet tiek. Šiaip norėjome pasilabinti. Nes prieš tai labinomės, bet buvo išjungtas fokusas, tai sakom, gal perdarysim. Labą rytą. Jau 40 minučių kaip kelyje. Geriam kavą, bandom prabusti. Nelematės mašinos tik. Nu, bet šitą vaizdą galim iš dronų jums dabar parodyti. Bent jau sustojame, greit jau nufilmavome kadriuką. Kadriuką, mažiau kadriuką. Tai va, tokiame vaizdai ir važinėjame. Pasakote, kas čia vyksta? Atvykote? Atvykome ant kalniuko. Slydas reikėjo visgi išsinuomoti. Nieko, spalva tinka. Spalva tinka, viskas tinka. Aukštesnė nei tu. Gerai, važiavam. Bus vaizdų su GoPro šį kartą. Let's go! Į šoną! Gerai, tik nežinau, tu va čia. Tai labai baisu, kad negali sustabdyti. Turiu žiūrėti daug video. Nu, tai aš mačiau, bandžiau. Ir jeigu tu tiesiai nuo kalno pasileisi, tai tau bus labai greitai. Dėl to tu varai šoną. Jeigu matai, kad jau pagreitėjai, pradedi stabdyti. Aha, nice. Į kitą pusę. Dar. Su kitą pusę. Staigiau užsuk. Sveiki, gan gerai jaučiamės, paslidinėjame, kažkas labai gerai šiandien pasirodė, manau tikrai labai nuostabiai, čia per 3 valandas jau ant kalno viršūnės buvo ir jau čiuožė, aišku, yra kur impruvint, rytoj dar pasimokinsime, bet šiaip labai gerą dieną, aš pats kelis kartus kritau. Nieko, rankos biškiai dreba. Nuo nuovargio, bet jeigu kas yra slidinėjęs, tai žino tą patį pirmą kartą, kai atvarai slidinėti ir reikia ir stotis nugriuvus, ir griūni, ir stojas, ir griūni, ir stojas. Labai daug energijos. Man vienas toks random prancūzas parodė, kaip geriau atsistoti. A ne? Aha. Nes aš sakau, aš jau nebeturiu jėgų. Sako, va. Oi, nebeišlaikau kameras. Maišų čia butelių. Maistų, sumuštinių, duonų. Atėjome. Lova. Šaldytuvas, čia nais kažkur ant lango jau daro. Labas rytas. Rytas kelėjinis skauda, nelabai išsimiegojome. Kažkas po langais riekavo. Vakar džiaugiamės, kad už dyką beveik čionais gavom kažkokį Airbnb, bet pasirodo prie pat gatvės. Gal šiaip pačios lovos nepatogios, kaldras nefainas. Oh yeah, don't get me started on that. Bet nieko. Užsidėjome lastinį bentą ir varysim toliau. Čia tik artinu.
pasakyk normalų žodį. Rūkas didelis buvo. Beveik vedi. Kalnas. Ir su GoPro pafilmuot, kaip sekasi šiandien, kaip jūsų energiją pamiršau tik batarkės, tai reikia biškį pataupyti. Noris pasimirkyti sausainį. Pasakykite, kas. Gerai, nu kas. Bijau labai iš tikrųjų, vakar irgi bijau, bet buvau labiau kaip čia išsireikšti, labiau norėjau išmokti. Tai ignoravau tą baimę, šiandien biškinai labiau matosi. Tai ant varlinuko mokinuosi. Aš eisiu pasibandyti, visas kitas pasibandyti rasas, nes pagal kas tais varlinukė ir tais mėlyna. Kavykia kaip? Kalbėkit normaliai. Kavykia kaip? Sak. Bada. Čia vien ledas. Geriausia vieta sustoti kažkam. Trys žmonės guli. Galo biškį trinkeliau. Mačiau. Save biškį parodysiu, ne? Oh my god. Ne, labai čia geroj vietoj. Ok, ne, labai gerai. Aridas puikiai moka vairuoti. Bet, nu ką, baigiam, ane? Baigiam pasislidinėjimus, ane? Kaip tau šiandien dienelė? Tobla. Labai geras oras, labai patiko oras. Svarbiausia buvo oras, nes giedra vis belekas. Tobla. Nu, tikrai labai smagu, aš vėl visą dienelę prasimokinau. Tokia, man jau kažkokia sunkesnė buvo. Nors, aišku, geriau nevasekėsi, bet tarpais vienas buvo momentas, kur vos nepalūžau, labai susijaudinau kažkaip labai, nežinau, negatyvių
dalykų savo prisakiau, tai nuėjau nuverkt. Ir tada išlindau. Ir Arvydas sako, nu taigi bandyk. Ir kai matai, ten vaikučiai dievaži stengias, bandosi ir tu galvoji, tu blemba. Materija susijimk. Susijimk, nu. Nu, keista senai toks buvo, kad savo negatyvumo tokio sakyti. Blemba. Viskas skauda. Tai bandžiau vėl šiandien nusileisti nuo tos, jau nuo kalno tos, nu, aišku, žalia ten trasa, bet tai šiandien daug ledo, slidimas daug smarkesnis, tai čiuožiau žemyn ir buvo perėjimas ir žiūriu, 3 žmonės įsiploja guli. O aš slystu jau belenkaip ledas. Ir vien siauras toksai, tai... Siauras, jo, negali, nu, ta prasme, aš neįsivaizdavau nei kaip besustabdyti, nes taip staigiai žemyn, aš tokios kontrolės dar neturiu. Ledas ten belenkoks ir taip tik tai galvoju, nu ką, jeigu aš į juos įsitrenksiu, žiauriai skaudės. Tai pasistengiau anksčiau įsiploti galvą, muktelėjau irgi į žemę. Bet koją, manau, biškį užsigavau, tai dabar iš abiejų pusių mėlyne, nes šį visą kūną labai skauda. To dar dieną skirsim čilinimui, pasivaikščiosim ar kažką, biškį leisim kūnui atsigauti, dabar tai noriu tik sriubos. Ir įsivažiuoti dar trigubai. Kaip ne adrenalino, ne fanatikė adrenalino. Tai džiaugiuosi savo pasiekimais. Džiaugiuosi savo pasiekimais, nugalėtų tų baimių. Ypač kai stačiai ten žemyn, aš vien žiūrėdama video vos ten neapsikakojau. Tai visai džiaugiuosi, bet ir džiaugiuosi, kad baigta jau, kad jau nebevažiuosim rytoj. Šlapuko rokotoka. Labą dieną. Labas rytas, aukščiau. Labą dieną, labas rytas. Kaip jaučiatės šiandien? Skausmingai. Prie tobulo vaizdėlio. Šaltoka. Tai va, mūsų rytas, špročiukai. Pabuvom, kur mes buvom? Čerčiuose, padėvėtuose. Sustojom prie gražaus vaizdo pavalgyti. Eisim pasivaikščiot. Ai, tavo skanus. Tavo žus. Vos ne kaip rūkytas. Šitas, jo. Nesugalvom, ką veikti, sugalvom apeiti ežerą. 6 kilometrukai. Toks visai gražiai. Tiksliau labai gražiai, oras labai geras, biški šaltoka. Nes jau jaučiasi, kad liulis bėga. Tai va, bet šiaip labai gražu, labai ramu. Tobulas paplūdimys, pasimaudyti. Kas buvo? Pasėdėjau biškį. Ai.
Labai skauda. Nu va, prasėjom 2 valandas, pasėdėjom, pasigrožėjom, važiuojam iki parduotuvės, apsipirksim, pasigalvosim planą, nes apie 12 valandą Aurora, tai reikės kažkaip ištempti. What? Ką čia darot? Nu va, sugalvojame nusipirkti sriubos ir išsivirti patiems. Vaikas zyzi. Atvažiavom prie vaizdelio, tenais kažkur, kiek čia... Mums reikia biškai mažiau mažybinių žodžių, nes atrodo taip paprastai, tai taip nešnekam. Kaip? Bėga vandenėlis. Nubėga vandenėlis. Vaizdeliukas atvažiavo pažiūrėti mažiuką vaizdeliuką. Tai va, po vakarykštės istorijos, tai visgi nepamatėm nieko. Deja, pralaukėm iki 11:30 ir jau nusprendžiau važiuoti, nes galvoju, dar tolimas kelias, dar 30 minučių, apie 35 minutės važiuoti reikėjo. Tai galvoju, neberizikuosi ir reikia judėti, nes važiuojant tai buvo jau miegot norėjau. Tai Gerda jau miegojo, tai grįžom, pamiegojom, susidėjom ryte, kavos atsigėrėm greit ir sakom, šokios valandos sustojom pavalgyti. Ir va, sustojame pavalgyti. Prie vaizdų, prie visko. Pasidarysim savo Just Boilo pasikėt pusryčius. Labai. Ačiū Škotlandai. Ačiū gamtai, ačiū Škotlandui, kad priėmė už gražius vaizdus, už viską. Ir važiuojame namo. 7 valandos liko.